Kasdien kyla tiek daug ir įvairių klausimų. Ką vilkėti? Koks šiandien oras? Kaip viskas spėti? Tačiau kyla ir vadinamieji didieji gyvenimo klausimai. Kodėl aš čia? Kas manęs laukia? Ar gyvenime yra daugiau nei mato akys? Alfa filmų serija. Atradau atsakymą į patį svarbiausią žmogų kamuojantį klausimą. Ar yra Dievas? Tos išvados priėjau neišanalizavęs faktų, o dar vadinosi mokslininkas. Dvidešimt 28 jau turėjau viską, ko širdis geidė. Mano panelis nuotraukos mirgėjo žurnalų viršeliuose, važinėjau brangiais ratais, bet viduje jaučiausi žiauriai nelaimingas. Kažkaip suvokiau, kad tikrai nerasiu laimės ten, kur ieškau. Daug metų stengiausi būti stiprus, tik aš ir mano draugai, ko daugiau žmogui reikia, troško būti nenugalimas, tačiau nei vienas toks nesame. Atradau tikslą, prasmę, viltį. Dievas surinko mano gyvenimo šukes ir sukūrė nuostabų meno kūrinį. Alfa tai vieta, kur gali būti savimi. Gali išsakyti, ką manai, kelti klausimus. Nėra per sudėtingų ir per paprastų klausimų. Tavo nuomonė tokia pat svarbi, kaip ir visų kitų. Kartu leisimės į kelionę, į nuotykį ir drauge nagrinėsime gyvenimo, tikėjimo ir prasmės klausimus. Leiskis į jaudinantį nuotykį. Koks giliausias žmogaus poreikis? Giliausias žmogaus poreikis? O Dieve, gal galėtumėte konkrečiau? Aš nežinau. Džiaugtis tuo, ką turi. Šeima? Nes tai viskas, ką tu turi. Pinigai, karjera. Televizija. Manau, negaliu gyventi be televizijos. Meilė. Meilė, būti mylimam, maistas. Maslovo hierarchija, seksas, maistas. Meilė. Švelnus jausmai. Aš lieku prie maisto. Švelnumas antroje vietoje. Meilė. Meilė. Jaustis mylimam. Manau, kad meilė. Kai sužinosiu, pranešiu.